Pagaliau mes sulaukėme 1000 MTX. CF Moto gamoje atsirado motociklas, apie kurį vis kalbėjo visi, tiem, kam per mažai kubatūros. Tai štai, dabar jau turim daug. Taip vadinamas, taip geidžiamas litras. 1000 MTX man asmeniškai, kadangi mėgstu keliauti, patinka labai dėl to, kad jis yra orientuotas į keliones. Šiuo atveju 2 tipų keliones. Tiek keliu, tiek bekelė. Neišvengiamai mes prieisim prie lyginimo su 800 MTX ir kai kalbam apie keliones, dažnai susiduriam su faktu, gal ne visai populiariu įmonė, tai yra, kad žmonės važiuoja dažnu atveju po 2. Ir dvisėda važiuojant su didesniu motociklu, galingesniu motociklu, vienareikšmiškai yra patogiau. Kad jau kalbam apie variklio dydį 1000 kubinių centimetrų, pakalbėkime ir apie galią. 113 arklių ir 105 Nm. Ir šiuo atveju Nm yra lemiančioji dalis, nes prie gerų 6000 apsisukimų mes ir turim maksimalią galią. 105 Nm, tai reiškia, kad sukasi variklis nuo apačios greičiau, lengviau, kitaip tariant, apačioj variklis veikia gerai. Tai yra svarbu akceleruojant, tai yra svarbu ir lėtai važiuojant. Nesvarbu, ar dvisėda, ar miške, ar greitai autostradai, mes norim, kad akceleratorius reaguotų greitai ir šis variklis būtent tai ir tvirtina. Taigi apie 1000 MTX kalbame per 2 perspektyvas. Viena yra keliaujam keliu, kaip tai yra patogu, tiesiog važiuoti dvisėda, sėdėsena, man patinka stačiu stuburu, viskas paprasta. Didelis ekranas 8 colių, gerai viskas matosi ir taip vadinamas touring paketas, šildomos rankenos, šildoma sėdynė, dar prie viso to ir galingas. O antroji perspektyva šiuo atveju yra taip vadinama rally, arba kitaip tariant, tuo atveju, kai jau tikėtina be keleivio nusuksite nuo kelio. Tai va, ta pati apsauga bakų yra pastiprinta ir apskritai didelė variklio apsauga, sankabos rankenėlė pamažinta patogumui, sėdynė aukšta, brembo stabdžiai, pilnai reguliuojama kajab šakė. Tai yra elementai, kurių mums reikia važiuojant ne asfaltu. Lygiai taip pat ir važiavimo režimai. Standartinis, lietaus, off-road arba papildomas taip vadinant all-terrain, kai galim reguliuoti antipraslydimą. Beje, pavirtimo ABS bet kuriuo atveju čia veikia ir off-road režime jį galima išjungti. Antipraslydimo mes turime kelis variantus, tai kiek leidžiam ratui praslysti. Ralio perspektyvoje turime pastiprintas rankenų apsaugas, lygiai kaip ir žibinto apsaugą. Standartinėje komplektacijoje turime ir taip vadinamus crash barus. Vairo stabilizatorius arba taip vadinamas demperis čia yra išneštas į viršų, reguliuojamas stiklas, žinoma, kaip be to. Beje, kalbant apie off-roadą, ne taip dažnai mes turim, kad tiesiai iš gamintojo yra užverčiami veidrodžiai. Bet tai yra svarbi detalė važiuojant į mišką. Ypatingai Lietuvoje. Tai daug šakų krūmų. Galvodamas apie bekelę, gamintojas iš karto standartiniai komplektacijai gamina sutvirtintas ir platesnės į off-roadą orientuojam pakojus. Dažnai mes norime modifikuoti, kad tai būtų, o čia ir dabar. Na ir žinoma, ar kelyje, ar bekeliai, quick shifter arba greitas įsijungimas be sankabos vienareikšmiai čia yra ir jau šiais laikais priklauso jam būti. Kalbant apie kelioninį patogumą, šis motociklas yra pritaikytas kelioniniam daiktadėžiam. Kalbant apie manevringumą, kuris yra aktualus tiek bekeliai, tiek kelyje, 800 MTX serijoje ir 1000 MTX serijoje mes turime baką, kuris yra nuleistas žemai. Reiškia, mes kalbame apie svorio centrą, kuris yra maksimaliai žemai nuleistas, o tai priduoda mums patogesnio balansą. Ir žinoma, dažniausiai, kai kalbama apie didelės kubatūras, žmonės kalba apie oi taip galingas, bet sunkus daiktas. Šiuo atveju ar 800 MTX, ar 1000 MTX svoris yra tas pats. Jeigu matuoti sausai svorį, 198-199 kg tik tais. Tai abiejų modelių yra vienodas svoris. Gamintojas galvodamas apie važiavimą tiek asfaltu, tiek bekelę, išleidžia šį modelį su Pirelli padangomis, kurios šiuo atveju yra 50/50 skirtos tiek asfaltui, tiek ne asfaltui. Kalbant apie ratų dydžius, 21 colis yra priekyje, yra tai, ko siekia visi norintys važiuoti į bekelę. Šiais laikais dažnu atveju to jau nebebūna, bet 21 colio ratas lyg tai etalonas. Atseit be jo negalim pervažiuoti kelmo, ar ne? Galia 18.
Ar pasijus tai važiuojant visada link Mongolijos? Tikriausiai ne. Ar Mongolijoje važiuojant per Astą pasijus? Tikriausiai taip. 21 colis yra gerai. Geriau yra negu nėra. Skamba išties gerai, ar ne? Daug privalumų, daug galios, naujas modelis. Toli galima nuvažiuoti, kad ir iki Mongolijos dviese. Bet galimai ne visą tai yra išties reikalinga jums. Kaip kad, pavyzdžiui, atsisakykim dalies komfortą, nevažiuokim dviese iki Mongolijos, neturėkim šildomos sėdynės, šildomų rankų, papildomų apsaugų, bet vis dar labai daug agresijos, pakankamai daug galios ir galimybių offroad'e. Su šiuo modeliu 800 MTX sutaupysite porą tūkstančių eurų.